Laikymas taip pat svarbu, jeigu perkate rimtą eglutę. Tai prisiminkite, kad dėmesio bus šokas, kad nelaikytumėt jos tame kartone, kuriame ją gavot. Taip, būtent. Tie kartonai, kurie yra. Tie gamykliniai kartonai skirti transportuoti. Gamykliniais eglutės, eglių, kurios niekada anksčiau nebuvo išskleistos ir nebuvo formuotos. Jeigu eglę kartą išskleisite ir suformuosite, išskleidę tuos galiukus į šonus, ta eglė padidės maždaug 4 kartus. Tai jau nebus ta tokia eglutė kaip ta gamyklinė, kur šakelės glaudžiasi viena prie kitos. Tik bus eglutė, kur tos šakos, tie tipsai visi bus išskleisti. Tai dabar. Teoriškai galėtume tokią eglutę vėl supakuoti į tą dėžę, jeigu jis, žinoma, nesuskils per tai. Per tą bandymą įdėti. Tačiau tos eglutės bus labai stipriai suspaustos. Taban destinius. Filmliks taban. Tai irgi svarbu. Aš visada tai sakau per telefoninius pokalbius su tais iš jūsų, kurie turėjo progą su manimi pasikalbėti prieš perkant eglutę. Tai jie turbūt prisimena, kad visada gale sakau, laikykit ją tame kartone, kuriame gavote. Ir turim 2 pasirinkimus, arba užsisakai dėžę, kuri bus. Speciali dėžė eglutei laikyti. Arba įskaidai eglutės turinį, nes ta eglutė susideda iš 2 ar 3 dalių. Susidėlioja ją į 2 arba 3 dėžes. Ir tada vieną tą gamyklinę dėžę. Iš tikrųjų galima panaudoti, pavyzdžiui, tam viduriniam eglutės segmentui, bet apatinį dalį jau reikia didesnės dėžės. Ir dabar, jeigu turime gale actor, N, jeigu eglė išskleidus padidės pločiu, tai dėžė irgi turėtų būti platesnė. Tai reiškia, kad dėžių ilgis nesikeičia. Dėžės ten yra maždaug 120–140 cm. Tie didžiausi kartonai yra 160. Tos priekinės dalys, kurios paprastai būna 30x, 30 arba 40x, 40. Tos priekinės dalys turėtų būti dvigubai didesnės. Tai idealus kartonas eglutei. Tokiai, sakykime, normaliai grindiniai eglutei turės tą pačią ilgį kaip ir gamyklinis kartonas, bet vietoj 30x, 30. Bus 60x 60. Ir verta tą dėžę pasidaryti, užsisakyti iš kraft kartono. Tai tokia kieta kartono rūšis. Kuri? Iš esmės. Jie tokia tvirta, kad iš esmės gali ant to kartono, net ant kampo to kartono, atsisėsti ar ne.